John Cassara. Kryžiaus pakeitimas šį portretu versta iš crisismagazine.com. Kol Vatikanas matyt skaičiuoja slaptus atlygius, kuriuos gauna iš Kinijos komunistų partijos, KKP, ši liepia pašalinti tūkstančius kryžių, ikonų ir sakramentalijų iš katalikų bažnyčių ir juos pakeisti buvusio pirmininko Mao Dzedungo bei prezidento Xi Jinpingo portretais, kurie privalo būti pakabinti virš sakyklos ir kitose vietose. Pavyzdžiui, Anhui provincijoje vyriausybės pareigūnai ir bendradarbiaujantys vietos darbuotojai nuplėšė kryžių nuo Rožinio Dievo motinos katalikų bažnyčios, vykdydami regioninę direktyvą nukreiptą prieš kryžius kulto pastatuose. Džiangši provincijoje pareigūnai pašalino kryžius ir kitus religinius daiktus iš neoficialios katalikų susirinkimų vietos, pakabindami Xi ir Mao portretus ir grasindami atimti pensijas vyresnio amžiaus dalyviams. Provincijos mieste Jian iš tikrojo ir pirminio visatos šaltinio bažnyčios buvo pašalintas paveikslas vaizduojantis mergelę Mariją su kūdikiu, o jo vietoje pakabintas Xi atvaizdas. Valstybinėms katalikų bažnyčioms, pavyzdžiui Šventojo Juozapo katedrai Fudžou mieste, buvo įsakyta eksponuoti KKP šūkius. Kai kuriuose provincijose valdžios institucijos privertė bažnyčias pakeisti 10 Dievo įsakymų. Pirmasis įsakymas buvo pašalintas arba perrašytas, siekiant užkirsti kelią tikintiesiems teikti pirmenybę ištikimybei Dievui, o ne ištikimybei KKP. Pasak Bobo Fu, labdaros organizacijos padedančios KKP persekiojimų aukoms įkūrėjo, tai imperatorius, kuris vaidina Dievą. Xi nori būti vienintelis. Jis nenori, kad kas nors būtų laikomas ar garbinamas kaip aukštesnis už jį. Jungtinių Amerikos valstijų Tarptautinės religinės laisvės komisija, USCIRF, praneša, kad dabar dvasininkai įpareigojami skelbti KKP ideologiją, o iš valstybės patvirtintos patriotinės bažnyčios tikinčiųjų reikalaujama giedoti nacionalistinės giesmes. Bažnyčios, kurios nėra valstybės patvirtintos religinės asociacijos, dažnai vadinamos kultais. Joms gresia uždarimas, areštai ir vadovų dingimas. KKP oficialiai pripažįsta 5 religijas, įskaitant katalikybę. Tačiau tai taikoma tik toms bažnyčioms, kurias visiškai kontroliuoja valstybė. Tai yra priklausančioms valstybės patvirtintai Kinijos katalikų patriotiniai asociacijai. Kinijoje vis dar egzistuoja pogrindinės bažnyčios arba namų bažnyčios. Drąsios krikščionių bendruomenės veikiančios be valstybės leidimo, tačiau jos periodiškai susiduria su represijomis ir persekiojimais. Vadovai ir nariai kartais yra persekiojami valstybės, įkalinami ir tampa įvairių kitų totalitarinių taktikų aukomis. Pavyzdžiui, per vyriausybės sukurtą telefono programėlę tikintieji privalo pateikti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens tapatybės kortelės duomenis, gyvenamąją vietą, profesiją ir panašiai. Tiems, kurie priešinasi, sumažinamas socialinio kredito balas, o tai gali baigtis banko paslaugų atėmimu. KKP kinizacijos politika siekia palenkti religinės praktikas valstybės ideologijai ir KKP kontroliai. 2016 metais ši inicijuota politika reikalauja, kad visos religijos prisitaikytų prie Kinijos komunistinės kultūros ir partijos politinės darbotvarkės. Pašalindamas kryžius ir švenčiausios mergelės Marijos atvaizdus, skirdamas KKP lojalius vyskupus, kontroliuodamas simbolius ir mokymą, aprobuodamas pamokslus, prižiūrėdamas aukas ir cenzūruodamas religinius tekstus, Pekinas iš esmės pertvarko oficialią katalikų bažnyčią Kinijoje taip, kad būtų skatinamas lojalumas partijai. Kaip Romos katalikų bažnyčia gali užsimerkti, kai jos bažnyčia Kinijoje yra persekiojama, netgi pašalinami kryžiai, o virš altorių kabinami Xi portretai? Ar gali būti didesnis įžeidimas mūsų tikėjimui? Kryžius yra pergalės simbolis. Tai amžinasis gyvenimas nugalintis mirtį.
Kryžius yra krikščionybės pagrindas. Jis simbolizuoja Jėzaus Kristaus auką, atpirkimą už žmonių nuodėmes ir susitaikymą su Dievu. Be jo žlunga pagrindinis krikščioniškas išganymo pasakojimas. Mūsų išganytojas, kabantis ant kryžiaus, yra kiekvienoje katalikų bažnyčioje bet kur pasaulyje. Tačiau, kai KKP nuima kryžius ir iškelia Šį bei Mao portretus, Vatikanas viešai tyli. Ar leidžiama tyčiotis iš Kristaus ir jo bažnyčios dėl pinigų? Per bažnyčios patvirtintą 1917 m. Fatimos apsireiškimą ir vėlesnius susijusius apsireiškimus, švenčiausioji mergelė pasmerkė piktžodžiavimus ir šventvagystės, padarytas prieš švenčiausiąją Jėzaus širdį ir jos nekaltąją širdę. Švenčiausioji mergelė neabejotinai numatė, kad dar nepraėjus 100 metų gėdingos reputacijos, korumpuotas, seksualinis grobuonis ir moralinis iškrypėlis buvęs kardinolas Theodoras McCarrickas taps neoficialiu Vatikano tarpininku ir pasiuntiniu Kinijoje. Daug kartų keliaudamas į žemyninę Kiniją, jis neoficialiai pozicionavo save kaip tiltą tarp Šventojo sosto ir Kinijos patriotinės katalikų asociacijos. McCarrickas tęsė savo diplomatinę veiklą Kinijoje ir popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžioje. 2018 metais Pranciškus pritarė Vatikano ir Pekino susitarimui, kuriuo Kinijos komunistų partijai, KKP, buvo perduota teisė skirti Kinijos katalikų bažnyčios vyskupus. Susitarimo detalės laikomos paslaptyje, tačiau iš žinomų bendrų bruožų matyti, kad Pekinas pats atrenka vyskupų kandidatus ir siunčia jų pavardes į Romą tik formaliam patvirtinimui. Kaip teigiama, popiežius iš tiesų turi veto teisę šiems paskyrimams, tačiau KKP patvirtinti vyskupai niekada nebuvo atmesti. McCarricko susirašinėjimas rodo, kad jis padėjo suformuluoti 2018 m. Vatikano ir Kinijos susitarimą. McCarricko, šėtono įrankio, bjaurusis palikimas, teršia bažnyčią. Vis dėlto popiežius Leonas XIV tęsia McCarricko ir Pranciškaus inicijuotą politiką Kinijos atžvilgiu. Čia taip pat yra įtrauktas kardinolas Pietro Parolinas. Nuo 2013 metų, eidamas valstybės sekretoriaus pareigas, paskirtas popiežiaus Pranciškaus ir patvirtintas popiežiaus Leono XIV 2025 metų gegužę, jis buvo pagrindinis šio susitarimo autorius. Vatikanas naiviai tvirtina, kad santykių su KKP plėtojimas gali vykti panašiai kaip tradicinė inkulturacija, Evangelijos pritaikymas prie vietos kultūrų. Arba, galbūt, tai tiesiog realpolitik. Atrodo, kad Vatikanas pardavė kryžių KKP. 2024 metų USCIRF ataskaitoje teigiama, kad Kinijos vyriausybė vienašališkai paskyrė KKP palankius vyskupus be konsultacijų su Vatikanu ir be jo pritarimo. Be to, kad KKP toliau prievarta pradangina pogrindžio katalikų lyderius, kurie atsisako prisijungti prie KKP patvirtintos religinės organizacijos. Vatikanas sudaro sandėrius su amoraliu, bedievišku, totalitariniu režimu, kuris yra pasaulinis lyderis 12 pagrindinių tarptautinių nusikaltimų kategorijų, didžiausias žmogaus teisių pažeidėjas ir didžiausias masinis žudikas žmonijos istorijoje. Ką Vatikanas gavo mainais už tai, kad suteikė KKP beprecedentę galią skirti vyskupus? Jie turėjo kažką gauti. Nors Vatikano ir KKP susitarimo detalės nėra atskleistos, žinome, kad kyšininkavimas yra KKP strategijos dalis. Buvo pakankamai įrodyta, kad KKP veiklos užsienyje būdas naudoti korupciją ir ardantį kapitalą kaip užsienio politikos priemonės. Tai dar labiau sustiprina elitų užvaldymas ir sudėtingos įtakos operacijos. KKP pasinaudojo žmogiškaisiais trūkumais, ypač godumu. Vatikanas atmetė pakartotinius prašymus atskleisti susitarimo _U su KKP detalės.
Atrodo, kad Vatikano pozicija yra tokia. Paprasti, eiliniai, tradiciniai katalikai turėtų tylėti Kinijos klausimu ir pasitikėti šventuoju tėvu. Tačiau pasitikėjimas turi būti užtarnautas. Veiksmai kalba galingiau už žodžius. Ypač po daugybės bažnyčios skandalų ir kontroversijų mums reikalingas skaidrumas. Negaliu įsivaizduoti, kad vyriški šaltojo karo laikų popiežiai būtų parsidavę Sovietų sąjungai. 1949 m. popiežius Pijus XII nurodė pašalinti iš bažnyčios bet kurį kataliką, kuris įstojo į bedievių komunistų gretas ar tik bendradarbiavo su jais. Popiežius Jonas Paulius II, kuris komunizmą patyrė savo kailiu, atliko pagrindinį vaidmenį nugalint Sovietų sąjungą. Galbūt Kinijos katalikai, krikščionys ir kiti, patiriantys Kinijos komunistų partijos persekiojimą, randa paguodą Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus nuo 11 iki 12 eilučių žodžiuose. Palaiminti esate, kai žmonės jūs įžeidžia, persekioja ir melagingai šmeižia dėl manęs. Džiaukitės ir linksminkitės, nes didelis jūsų atlygis danguje. Tačiau tikri katalikai Kinijoje ir kitur taip pat nusipelno juos ginančio ganytojo. Leonas XIV yra pirmasis amerikietis popiežius. Todėl jis puikiai išmano amerikietiškus žargoninius posakius. Raginu jį rasti diplomatišką būdą pasakyti ksi, kad eitų padaužyti smėlio. Arba, kitaip tariant, Kristaus nuotaka nėra skirta pardavimui. Svetainė katalikųtradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas kaip tai padaryti rasite mūsų svetainėje.